Ir paskutinis kandidatas į metų skandalistų nominaciją ne konkretus personažas, o labai abstrakti gyventojų grupė. Taip, kurios dislokacijos vieta yra Šiauliai. Beje, ten dislokuoti ir NATO kariai. Argi? Kuriuos ta grupė labai gerai muša. O. Pasižiūrėkim. Gerbiamas NATO generalinis sekretoriau, jūs esate paskutinė mano viltis. Šįryt galvojau apie savižudybę. Kol ši pragaro šalis manęs galutinai nesunaikino, prašau skubiai perkelti mane į jaukų ir mielą Iraką. Šis desperatiškas pagalbos šauksmas nepasiekė adresato. Pakeliui į Šiaulių centrinį paštą, žiaurių tarnybos sąlygų iškankintas NATO kapralas Stelsas Kruozie susmuko ir prarado sąmonę. Faktas juodu ant balto. Šiauliečiai muša NATO karius labiausiai. Tai jūs teigiate, kad tarnyba Irake nepalyginamai lengvesnė nei Šiauliuose? Tai ne. Irake viskas aišku. Vienoj pusėje mes, o kitoj priešas, partizanai. Šaudai visus iš eilės ir vargo nematai. Šiauliuosegi kur kas sudėtingiau. Dieną jie visi draugai, o vakare staiga tampa priešais. Kas tą vakarą nutiko iš tikrųjų, užfiksavo kavinės apsaugos kameros. Mes turime šią unikalią filmuotą medžiagą. Moterims, seneliams ir vaikams patarėme pasitraukti nuo televizorių ekranų. Štai Stelsas išeina iš Pegaso. Toks įspūdis, kad jam pačiam sparnai išdygo. Bet kągi jis čia daro? Kabinėjasi prie praeivių. Nori išprievartauti vargšę merginą. Ne, panašu, kad NATO karys prašo duoti jam į snukį. Ką? Gerai, nu. Na gerai, sutinku, kad ta žavi šiaulietė šiek tiek persistengė. Betgi jūs pats prašėtės mušamas. Dabar aš suprantu. Man tikriausiai į alų primaišė Viagros. Aš aišku užsimaniau seksualinių paslaugų. Nemušti mane prašiau tos merginos. Šitas gestas mano gimtinėje reiškia oralinį seksą. Faktas, šiauliečiai klaidina visuomenę. Beveik 80% Lietuvos gyventojų žino, jei NATO kariai būtų dislokuoti Panevėžyje, juos muštų dar labiau. Išveškit mane iš čia. Noriu į Iraką. Išgelbėkit mano sielą, šunsnukiai. Išveškit mane, gelbėkit. Faktas juodu ant balto. Ir Šiauliai, ir Panevėžys jūs klaidina. Kauniečiai muša geriausiai. Vakarų Europos ir Amerikos miestuose vyksta masinės protesto demonstracijos. Protestuotojai reikalauja išvesti NATO karius iš Šiaulių. Motinos, žmonos ir seserys nori, kad čia vaikinukai grįžtų namo gyvi ir sveiki. Aš siunčiu Stelso laišką NATO vadovui, tikėdamasis, jog aljansas pagaliau supras, kad Šiauliai tai antras Vietnamas. Taigi, kuris iš 3 kandidatų pelnė metų skandalistų titulą? Tai netrukus mums padės įsiaiškinti legendomis ir skandalais pagarsėjusi moteris Renata Smailytė. Labas vakaras. Įdomu, ką mes čia pamatysim. Kaip skandalas, tai ir paslėpta viskas. Ačiū Dievui, ne mano pavardė. Nugalėjo šioje nominacijoje šiauliečiai. Tačiau, kiek girdėjau, šiauliečių atstovai administracijos netvyko į šį renginį. Ir manyčiau teisingai pasielgė. Jie tiesiog nenori, kad dabartiniam prezidentui prasidėtų apkalta nuo skandalo. Mūsų prezidentas dabar garbaus amžiaus,
Ir tik jaunas gali atlaikyti šitokius skandalus ir apkaltas. Mes šiandieną salėje turime svečią, poną Purvoną, Šiaulių administracijos atstovą. Kviečiame jį atsimti nominaciją. Prašau, Renata. Prašome perduoti ponui merui, ponui Juškui. Už vieną muštą 10 nemuštų duoda. Lietuvos labui. Be to, palaukit. Be to specialų prizą šiauliečiams įsteigė ir Tildė IT. Taigi kviečiame Tildės vadovą Apolinarą Škikūną. Labas vakaras, Betabų gimtadienio svečiai. Man džiugu, kad Šiaulių jaunimas, mano gimtojo miesto jaunimas taip smagiai bendrauja su užsieniečiais, tame tarpe ir NATO kariais. Tačiau, kažin ar pats efektyviausias bendravimas yra rankomis ir kojomis, kaip mes matėme. Mes siūlome bendrauti gimtąją kalbą su tais, kurie pas mus atvyksta. Ir pats geriausias įrankis bendrauti gimtąją kalbą yra Tildės biuras, kuriame yra daugiakalbiai anglų, lietuvių, rusų, vokiečių kalbų žodynai. Todėl mes prašytume, kad Šiaulių savivaldybė padėtų jaunimui Šiauliuose išmokti užsienio kalbų ir kitas nominacijas kitais metais rinktųsi jau kitose kategorijose. Ačiū labai. O man tai labai gaila, kad ponia Renata nepateko į Seimą. Vytai, tu nemanyk, kad Seime moterims labai lengva, iš kur tu tai ištrauki? Be to, šioje kadencijoje moterų Seime yra daug daugiau. Taip, tačiau vargu ar kas nors pasikeis nuo to. Prisiminkime, kaip 4 metus vargo parlamentarės, Vytai. Prisiminkime. Na, gražulė, kaip visada gražus, Ką tu čia kalbi? Nesuprantu. Neapsimesk durneliu. Ar manai, kad aš čia šiaip savo pirmyn atgal vaikštinėju? Stuobritų netašytas. Nu, nesuprantu, kaip galima nepastebėti, kai moteris tau siunčia ženklus. Tu sėdėk ir toliau apsimetinėk, kad nieko nepastebi. Ar norėtum, kad dabar prie visų tau įsisiurbčiau į lūpas? Neatsiplėštum nuo manęs, vaikeli. Neatsiplėščiau. Tikrai neatsiplėštum. Eik iš čia. Bejausmės. Varyk. Stuobrys netašytas. Vakar žiūrėjau multiką. Apie Buratiną su užriesta nosim. A matei, kaip jis mušė Karabasą? Taip, mačiau. A tu? Nosis kaip pulveris su fanarais. Jūs geriau dirbkite, nešnekėkit nesąmonių. O tu žiūri pornografiją. A tu ne? Pornografas. Irūne, pasakyk tu man prašau labai atvirai. Kokie tau vyrai patinka, o kokie nepatinka? Tokie džentelmeniški vyrai ir gražus. Tai čia aš? Tu esi labai gražus, bet turi vieną minusą. Kokį? Kartais tu nesuvaldai rankų ir lieti mane. Visų akivaizdoje lieti. Irūne, nesirūpink, daugiau tai nepasikartos, prižadu. Tu palietei. Aš esu tikras krūtinę. džentelmenas, tik retkarčiais aš Tu nesusivaldau. palietei mano krūtinę ir dar ranką. Nu, vyrai, greit pakybinkit mane, netinginiaukit. Tuoj tau kaip gnybsiu į vieną vietą, tai žinosi. O tu? Aš gal geriau po darbo, aš labai kuklus, man gėda. Atsiprašau. Sigita Burbienė, Seimo karalienė. Nu ne, atsikabinkit jūs nuo mane su savo kvailais kalambūrais, nes jeigu pradėsiu aš, tai iš gėdos negalėsit per Seimo salę pereiti. Aš jums kai duosiu per galvą, tai maža nepasirodys. Čiaupas. Ne, primuš mus jinai, gausim galvą. Kavalierius su pana, virė košę su smala. Čia mano. Čia yra mano pana. Kiek man kainavo pastangų, kol aš ją galų gale pakabinau, 2 metus iš paskos vaikščiojau. Tu nebandyk lysti prie jos. Rankas kojas išsukiosiu. Aišku, nebandyk. Čia yra mano Jūratė. O aš esu jos kankinys.